Nu, toj pat paimsim, jau per ilgai jie čia stovi, paimsim tos gruntus, toj pat pamatuosiu, pasižiūrėsiu, kas čia daros. Viskas, čia buvo užpilta akvariumo vandeniu. Metodika visą laiką tokia pati. Prasiskalaujam po kiekvieną matavimą švariam osmosiniam vandenį, išpilam, vat. Burbulą pagavo, rodo skirtingai, va, turim 9-10 ppm vandens, kaip ir turi būti. Tada įpilam vandens iš buteliuką, pamatuojam. Va, įpyliau pirmą testą, 1,87. Pamatavau, vėl išpilu. Temperatūra vienodinas, vanduo buvo šaltas balkonė, dabar šyla, va, 1,88. Palaikiau 2 minutės, matau, viskas išpilu. Vėl praskalauju, kad rodytų 10, va, kyla dar 1,89, nes šyla. Vanduo, TDS matoklis prisitaiko, o 1,90. 1,90. Gerai, daugiau nelauksiu, man čia 1 gramas nesvarbu, bet buvo 167, pakilo iki 190. Nu, gavau labai netikėtus rezultatus. Šitie 3 balti moliai, kurie turėjo 11 ppm, 10 ppm ir 12 ppm ant osmosinio. Palaikius su akvariumo 176, šitas pakilo iki 181, nu prisidėjo 5, ok, netgi prie akvariumo prisidėjo. Šitas pakilo 182, prisidėjo 6, nuo 176, šitas nukrito iki 167, sugėrė 9. Tas rausvas, kuris buvo 39 su osmosiniu, įpylus 176 yra 179, plus 3. Tas raudonas, kuris buvo 51 su osmosiniu, pakilo iki 182, tai čia yra plus 6. Tas, kuris buvo 46 ant osmosinio, įpylus 106, pakilo 185, tai plus 9. Raudons molis dar atiduoda. Tas raudons molis, kiek iš yra? Degtas 1 kartą, degtas 2 kartus pakėlė. Čia neaišku kaip degtas. Degtas 1 kartą, kuris turėjo daug, 73 su osmosiniu, įpylus 176 nukrito iki 168, tai minus 8 dalis, sugėrė. Balti akmenukai, kurie buvo pakėlę, čia 10 gramų, man atrodo, iki 42 osmosinį įpylus 176 pakėlė 4, 180. Šlapias molis, kuris turėjo 40 įpylus 176, sugėrė, minus 6, iki 170, nukrito nuo 176. Geltonas, degtas, glazūruotas molis, kuris kėlė daug iki 81, pakėlė iki 190, plus 14. Oi, pamečiu. O mėlynas, mėlynai glazūruotas raudonas, kuris turėjo 192 ant osmosės, įpylus 176, nukrito 158. Aš tos vandenis patikrinau kiekvieną po 3 kartus matuodams, kur buvo klausimų. Minus 18. Labai įdomus ir labai skirtingi rezultatai. Tas, kuris daugiausiai kėlė, dabar daugiausiai sugėrė. Toks jausmas, kad osmosė iš jo labai daug išsiurbė ir papras vanduo atgal pildė. Nu ir pabaiga reziumė. Tas, kuris daugiausiai tirpino į osmosinį iki 192, daugiausiai sugėrė krano vandens iki minus 18. Labai keistas rezultatas. Toks jausmas, kad į osmosės buvo labai daug atidavęs ir dabar susirbė. Nors kitas toks pat glazūruotas, daugiausiai, nors davė 81 daug, daugiausiai atidavė vandenį iš testuotų plus 14. Anas minus 18, užsifiksavom. Tas minus 18, tas plus 14. Tas, kuris
praktiškai nekėlė vandens minus 11, vienas, sugėrė 9, o kitas, kuris nekėlė, buvo plus 10, atidavė 6 į akvariumo vandenį. Tas raudonas, kuris į osmosinį buvo 703, gana aukštas, vienas iš aukščiausio, sugėrė 8, o tas raudonas, kuris atidavė mažiau, 46 buvo į osmosinį, dabar atidavė plus 9. Tai nežinau, aš nematau logikos. Nes į vieną vandenį atiduoda daug, ir čia atiduoda daug, kitas į tą patį vandenį atidavinėja daug arba mažai, dabar atiduoda, karočią, labai prieštaringi rezultatai, bet faktas, kad jie skirtingai elgiasi. Nors šitoj vietoj pilus akvariumo vandenį, tie svyravimai, jie yra nedideli. Nuo 176 maksimalus yra minus 18, nors prieš tai buvo labai daug į osmosę, ir plus 14. Tai nėra šimtais. O čia prabuvo 2 savaitės, nuo sausio 6 iki 20. O kiti per 2 savaitės plus 6, plus 5. Bet, žodžiu, vis tiek reikia pasitikrinti. Aišku, balti moliai, tie balti, šitas yra plus 5, šitas yra plus 6, šitas yra minus 9. Jie vis tiek mažiausiai svyruoja. Ir čia po to, kai jie buvo ilgai mirkę osmosiai.